Klaipėda pagaliau turės tai, ko laukia daugelį metų. Visai šalia bendrovės Klaipėdos vanduo, neseniai atsinaujinusioje Paryžiaus komunos gatvėje, jau bręsta projektas, galintis iš esmės pakeisti miesto sporto žemėlapį. Čia planuojama statyti daugiau nei 31 milijoną eurų kainuosiantį ledo arenos kompleksą. Kol kas vaizdas dar neįspūdingas. Dirba technika, vyksta žemės darbai, ruošiama infrastruktūra. Tačiau būtent šioje vietoje turėtų iškilti modernus, daugiau nei 10 000 kvadratinių metrų ploto sporto centras. Projektas ambicingas. Pagrindinė ledo ritulio aikštė su tribūnomis, treniruočių erdvės, akmenslydžio salė. Arena būtų skirta ne tik profesionalams, bet ir jaunimui. Čia vienu metu galėtų sportuoti apie 100 žmonių, o varžybas stebėti beveik 1000 žiūrovų. Tai reikšmingas žingsnis miestui, kuriame iki šiol trūko tokio lygio žiemos sporto infrastruktūros. Tiesa, projektas vis dar vystymo stadijoje. Galutiniai sprendimai ir terminai gali keistis. Tačiau akivaizdu, teritorija jau keičiasi, o planai rimti. Klausimas tik vienas, ar Klaipėda iš tikrųjų taps naujų ledo ritulio centrų Lietuvoje? Savo nuomonę rašykite komentaruose, o jeigu norite daugiau tokių reportažų, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Iki greito.